velnias egzistuoja šitam pasaulyje ir daro blogį žmonėms. Atrodo, štai ateina Dievas ir Dievo aplinka ateina ir Dievas veikia ir Dievo buvimas yra ir atrodo būna visai šalia, o reiškia, ir žmogus atsipalaiduoja, tampa ramus ir nepastebi, kad šalia yra velnias ir iš karto pradeda blogį daryti. Viena iš velnio tokių įdomių veiksmų yra, kai žmogus daro kažkokį blogį ar kažką pats daro ir jis net nepastebi, kai pradeda ypač žiauriai, ypač atvirai, akiplėšiškai ir ypač daryti kažkokį blogį. Jis nepastebi, kai velnias perdeda. Vienas iš velnio veiksmų yra, kad velnias stebi žmogų ir vienas iš veiksmų, kai žmogus kažką daro ne taip arba blogai, ypač padėtam žmogui, visiškai padaryti blogį. Ir žmogus nesupranta kartais, kad jisai padaręs, galvoja, kad jis padaręs tą blogį, bet jis perdėjęs jį. Tas veiksmas dažnai būna nuo velnio ir velnias, perdeda ir duoda mintis žmogui arba impulsus arba jaustis taip, kad padaryti blogį. Žmogus pradeda daryti blogį. Vienas iš velnio, laimėjimų, šėtono, kaip jis laimi žmonėms darydamas blogį, tai perdėjimas. Taigi velnias atakuoja žmogaus gyvenimą, visas sferas. Vienas iš velnio tikslų yra persekioti paprasčiausią žmonių meilę. Tai yra vyro meilė moteriai. Ir jis persekioja ilgai. Daro įvairius iškrypimus, daro trečius asmenis, kad trečias asmuo įsikištų ir sunaikintų tą santuoką ateinančią, sunaikintų draugystę dviejų žmonių. Pačią meilę gali atakuoti, nes velnias nekenčia žmogaus, nekenčia meilės, paprasčiausios meilės nekenčia, sakykime. Ir jo tikslas, aišku, nužudyti žmogų, žlugdyti žmogų, apvogti žmogų, kad nieko neturėtų žmogus, ką jis turi. Ir jisai persekioja vienas iš tokių dalykų paprastą meilę. Nepatinka, kai myli žmonės, nepatinka romanai žmonių, paprasta meilė, kaip jie gyvena, kaip vienas kitas žmogus saugo, vienas kitas vyras moterį, moteris vyrą, nepatinka ir jis ieško, kaip kurstyti, kaip sukelti neapykantą ir naudoja visokius momentus, trečius asmenis naudoja, šiaip kokį blogį padaryti, tiesiog priteršti, kažkokį purvą per žmonės įdėti, tiesiog, praeitį skleisti, įvairius variantai pas velnią, kaip naikinti žmonių, tarpusavio pasitikėjimą, tarpusavio meilę ir tarpusavio stabilę bendrą santuokos ateitį arba stabilų gyvenimą, kuriam gyvena žmogus, kaip jį sunaikinti, kažką pakišti. Gali būti ir pinigai, tai gali būti ir kažkokią manipulaciją pakišti. Taigi meilė yra vienas iš dalykų, kuo gyvena žmonės, kaip kuriasi šeimos, kuo gyvenama visą gyvenimą. Vyras ir velnias nori sugadinti tuos dalykus, iškreipimą kažkokį padaryti žmogaus gyvenimą, kad ne iš dviejų, o iš kelių asmenų meilė, arba ten ypač sunkias skaitosi kūno nuodėmės pakišti, kažkokias lengvo elgesio merginas arba lengvo elgesio vyrus,
permaišymus daryti, įvairius dalykus, vienu žodžiu. Velnias atakuoja, reiškia, stabilius, normalius dalykus, kad pakišdamas, reiškia, stikliukus, kaip indėnams už auksą, pakišdamas kažkokią manipulaciją, kad sunaikinti būtent tą, kas yra brangu. Manipuliacija tai vienas iš dalykų, kurie naudoja žmonės ir kurį naudoja velnias įgauti tai, kas yra ne jo. Pavyzdžiui, turtas. Turtas, kurie turi pinigus, turtą kažkokį, arba, reiškia, gražią žmoną, arba dar kažką. Kiti žmonės išnaudoja, reiškia, manipuliaciją kažkokią, sakykime, kažkokią apgaulę teisme arba kažkur, sakykime, taip, kad išgąsdinti, kad neneštų atsakomybės kažkokios teisinės, pakiša kažkokią manipuliaciją, kad įgautų turtą ir išvilioja didžiulius pinigus iš žmonių. Sakykime, turtas priklauso žmogui ir kiti žmonės naudoja velnio, reiškia, išmintį, demonišką išmintį, kad įgauti turtą, ir būtent manipuliacija, būtent tas įrankis, kuris, reiškia, atidaro, reiškia, duris į svetimą turtą. Sukčiavimas, arba, reiškia, lengvas sukčiavimas, arba lengvas, reiškia, lengva machinacija, kurią naudoja žmonės prieš kito žmogaus turtą. Jie kažko pamanipuliuoja. Bet tai suprasi, kad tai yra įrankis, kad įgauti turtą. Tai gali būti ir melas, sukčiavimas, gali būti įvairus, reiškia, jis gali būti, reiškia, tai gali būti banko sąskaita, sakykime, ir kada reikalinga, aišku, duomenys, sakykime, tos banko sąskaitos, ir manipuliuojama įvairiais dalykais. Siūloma, sakykime, žmonės manipuliuoja, taip siūlo, reiškia, visokios, sakykime, dalykus, svetainės, produktus, visokius atlyginimus apgaulingus, kuriuos ir gali netgi siūsti, kad išgauti tuos duomenis sąskaitos. Ypač manipuliuojami seni žmonės, kurie neatsirenka kartais manipuliacijose tose. Sukčiavimas yra platus. Ir sukčiai jie užsiima, aišku, manipuliuodami visą gyvenimą tuo sukčiavimu. Ir jie todėl yra sėkmingi ir jie moka manipuliuoti žmonėmis. Aišku, patys bankai jie siūlo apsisaugoti, reiškia, žmonėms siūlo neduoti savo kortelės numerių, duomenų savo, reiškia, banko. Ir kaip išviliojama, pavyzdys toks, kaip išviliojama, reiškia, pinigai iš svetimo asmens. Arba, sakykime, asmuo turi pinigus ir visokie net bažnytiniai dalykai naudojami, kad išvilioti bendrą kažkas, supratimai kažkokie, ar tiesa kažkokia, bendra tiesa kokią nors panaudoti. Tai suprasi patį žiūrint tikslą, siekiama tikslo ir taip, reiškia, suprasi, kad tie žmonės, kurie, reiškia, manipuliuoja, būtent siekia tikslo negero žmogui, reiškia, Dievas atėjo duoti žmogui turto, gerą gyvenimą, duoti šeimą, duoti sveikatą, tai visko nori žmogui Dievas. Bet žmonės dažnai velnias, jie nori naudos kažkokios. Velnias daugiau, aišku, blogio. Daugiau, reiškia, piktybinių dalykų, parazitinių. Tiesiog beprotiškai padaryti per trumpą manipuliaciją, padaryti beprotišką, reiškia, skausmą žmogui. Taip įskaudina poras, taip įskaudina mylimus asmenys, taip jausmus įskaudina per vagystės kūno, per, reiškia, kažkokią informaciją, kurią duoda, reiškia, mylimam asmeniui. Manipuliacija yra baisus dalykus, jeigu ją naudoja blogio atžvilgiu, reiškia.